dabar va skubu varysiu į mokyklą jau, tai susitiksim ten, nes jau šiek tiek greičiausiai turbūt vėluosiu. O Dieve, kaip saulė šviečia, jau atvažiavau dabar į mokyklą, 4 minutės liko, tai tikiuosi nepavėluosiu, nes kitaip mokytojas užrakins duris ir negalėsiu įeiti. Visą pamoką dabar spykinom, eisim pavalgyti ir tada vėl varysim spykinti. Va, mano tokie pietukai. Labai skanios bulvės atrodo. Čia va bandelė irgi labai skaniai atrodo. Pati skaniausia bandelė. Be mikrofono bus ASMR, kai valgau. Gerai, jokauju ne. Aš dabar buvau mokyklos bibliotekoje, skaityklai tiksliau. Ir tiesiog 25 lapus spausdinausi, tvarkiausi, skrinšotinausi, nes čia yra biologijos vadovėlis, nes mes neturim tokio ir reikia kažkaip suktis. Tai šintikos spausdinomės, skrinšotinomės, dabar tvarkiausi jį kokią valandą laiko, tada blogai susitvarkiau, tada spausdintuvas užstrigo ir dabar pagaliau atsispausdinau, tai jau reikia skubėti, nes varau į darbą. Šiandien dabar po pamokų dar dirbsiu prieš Velykas. Einu pirmiau apžiūrėti, ar numerių neapsaugo, nes klasiokai mėgsta tokius bairius daryti. Šiandien stačiausi taip. Ok, šitie normaliai numeriai. Einu galinius apžiūrėti. Štai irgi ok, bet klevas perklijuotas. Ai, negaliu. Jau žinau, kad moku persistatyti normaliai numerius, tai bent jau šitą paliko. Atvažiavau ką tik prie savo darbo vietos. Dabar va, reik paaiškinti susisakti, kad biškį reprezentaviau. Nemoku dar žodžiu. Nu, žodžiu, biškį geriau atrodyčiau negu tiesiog taip paprastai casual. Tai va, tada dėl tų numerių tai ten yra prikolas. Žodžiu, su tais numeriais tai yra taip, kad man pastoviai numinėja ir apsuka numerius aukštinkojom. Tai reikia pastoviai pasižiūrėti, nes bet kada galiu išvažiuoti su apsuktais numeriais, o tada būtų labai negerai. Tai va, ir kas dar. Šiaip šiandien, jeigu rimtai, yra žiauriai karšta, žiauriai daug mašinų visur važinėja dabar, nes toks metas, kad visiems anksčiau darbas baigėsi, man dabar prasideda ir visi varo apsipirkti, pardės, tai visi elgiai pilni tiesiog dėlė kiek mašinų. O man jau nepalaman dar plaukus, reikia plaukus persirišti ir reikės varyti į darbą, nes jau biškį vėluoju. Įsegiau dabar su tuo ir nežinau ar gerai, tai reikia pasižiūrėti. Tikiuosi gerai. Baigiau darbą jau, va, pagaliau šiaip turėjom iki 7 dirbti, bet va, po 8 realiai išeinu. Dabar važiuosiu, jaučiu, man dar reikia mašiną nusiplauti, tai dar reikės važiuoti mašinos nusiplauti, nežinau, kada namuose būsiu. Aš negaliu, kas su mano galva negerai, aš tiesiog palikau, ta prasme, šitą langą atidarytą. Nu, ant tiek reizė, bet ačiū Dievui nieko nenutiko mašinai. Šį klevuką pamiršau nusiimt. Važiavau jau namo, einu iki namų, nes jau žiauriai pavargau. Nieko nebenoriu, realiai tiesiog greičiau namo. Ir gerai, kad jau namie, tai nieko šiaip šiandien realiai labai nenuveikiau, patys kaip matėt, tiesiog mokykla ir darbas. Galvojau, gal varysiu su kažkuo į lauką pasiūlysiu, bet tai niekas negali. Plius aš jau pati pavargus, rytoj irgi į darbą, tai jo, varau, atsigulsiu, persirinksiu, pailsėsiu. Ir tikriausiai čia jau su jumis ir atsisveikinsiu. Tai ačiū, kad žiūrėjote ir ate, iki kitų vlogų.